Strateginis bylinėjimasis tai yra praktika, kuomet iškeliamas ieškinys prieš Lietuvos valstybės institucijos praktiką įgyvendinant tam tikrus teisinius standartus, siekiant pakoreguoti tą praktiką, kad ji labiau atitiktų žmogaus teisų apsaugą. Aš esu Martynas Jockus iš Žmogaus teisų stebėjimo instituto. Pagal šią programą turėjome turbūt apie 10 strateginio bylinėjimosi bylų ir jos buvo pagrinde susijusios su migracijos tematika. Pagrindiniai klausimai, kuriuos sprendėme, buvo susiję su migracijos departamento vėlavimu laiku išanalizuoti prieglobsčio prašymus, su neteisėtų sulaikymu migrantų ir taip pat su neobjektyviai išanalizuotais prieglobsčio prašymais, neatsižvelgiant į visas aktualias aplinkybės. Kai kurios bylos buvo laimėtos, teismas labai aiškiai išreiškė nuomonę, kad migracijos departamentas privalo laiku išanalizuoti prieglobsčio prašymus, net jeigu ir turi didelį darbo krūvį, kas buvo jų priežastis ginantis, kodėl jie neišanalizavo, tačiau įstatymas reglamentuoja, per kiek laiko reikia išanalizuoti ir tai yra svarbu, nes dauguma migrantų prašantis prieglobsčio yra pažeidžiamose situacijose ir ilga nežinomybė jiems gali būti lemtinga, nes tai gali lemti ir jų deportaciją atgal į pavojingas sąlygas. Tai teismas labai aiškiai išreiškė nuomonę, kad šitų terminų turi būti laikomas ir nėra jokių priežasčių to nepadaryti. Aktyvių piliečių fondo finansavimas buvo reikšmingas tuo, kad jis padėjo pritraukti lėšų tokių bylų įgyvendinimui. Kaip įsivaizduojate, teisminiai procesai nėra pigus, apmokamas ir teisininkų darbas ir jeigu byla keliauja į Europos žmogaus teisų teismą, kaštai dar labiau iškyla. Tad lėšų dažnai būna sudėtinga surasti tokiems klausimams, nes patys migrantai dažnai neturi iš ko finansuoti šių bylų, tačiau šios bylos yra svarbios ne tik tiems konkrečiems migrantams, tačiau ir pačiai Lietuvos valstybei, kadangi tai užtikrina, kad įstatymų būtų laikomas ir kad Lietuvos institucijos būtų atskaitingos prieš nustatytas įstatymų procedūras.